Sveiki visi, tai grįžtam į garažą, bandom pasižiūrėti, kodėl Renault Kangoo buvo su variklio defektu, kas jam visgi atsitiko. Kaip matote, jis jau buvo pardarytas prieš mane, o dabar keliamės į kitą kadrą. Garažą šildžiausi su dizeliniu pečiu, jisai skleidžia didžiulį garsą, dėl to vaizdo įrašas iš tikrųjų bus be garso. Plius minus aš kažkur pabandysiu pakomentuoti, kas vyko, o pats vaizdo įrašas stipriai apkarpytas dėl to, kad tiesiog vaizdo medžiagos yra labai daug, o darbas tiesiog trunka ilgai. Šiaip ganėtinai viskas lengvai ardasi, liko koliko išmetimo varžtus įsisukti, tikėkime, kad tiek ir užteks, kad nuimti galvą. Pasirodo, buvo lūžęs siurblys su visom špilkom nulūžęs ir tikriausiai dėl to jisai nukrito, matosi netgi kiek susidrožė. Šiaip kaip dirbam sakė, kad čia buvo diržas tiesiog nutrūko, nes varžtukas atsisuko, bet čia ne varžtukas atsisuko. Aš neįsivaizduoju, ką reikia padaryti, kad tau nulūžtų visi varžtai. Tavo esmė, siurblys pasikreiptų, diržą nudrožtų ir ta prasme, taip tau ir užkaltų motoras nutraukęs diržą. Nu įdomi čia, matosi netgi čia išlūžė netgi. Tai tikrai neįsivaizduoju, kaip taip įvyko, bet kol kas vilčių dar yra. Tikriausiai tikrai vožtavos linkesnis matosi tarpus. Galvą nusiėmėm iš tikrųjų jau pačią pirmą valandą, tai nebuvo sudėtingas darbas, galvau bus biškai sudėtingiau, bet priėjimas iš tikrųjų, kaip ir anūkui mane nustebino, nebuvo labai sudėtinga, tai... Keliam. Ten varžtas pas tave, ne? Jo, tarpinė, matai varžtakas. Opa. Ir stumėm pas mane. Blogas, sakyčiau, net meninis toks kūrinys. Gražus. Nusidėti. Bet šiaip, žinok, tas motoras atrodo nelabai miręs. Ir vožtuvai gražus, neapsišykė. Iš tikrųjų dingo daug visgi medžiagos apie pačią galvą. Galvą nuvežiau šlifuoti. Dėl pinigų taupimo sumetimais aš jos iš tikrųjų netikrinau, nes gedimas lyg ir buvo ne tas, tai netikrinam ar jinai trūkusi. Čia bandau išgelbėti 3 likusius sveikus vožtuvus, nes visi kiti linkę, aišku, galėjau naujus pirkti, bet galvoju, reikia kuo pigiau daryti, nes taip ar taip jau biudžetą viršijau šitos mašinos, jau stengiausi kiek įmanoma iš tikrųjų pigiau prasisukti. O kaip sakoma, skupas moka 2 kartus, tad einam žiūrėti, kaip sekasi remontuoti variklio galvą. Just your little secret. I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It's me like a tidal wave, a tidal wave, tidal wave, tidal wave, tidal wave. I was so blind, waiting patient on the shoreline. Now you're leaving, but I know you got your reasons too. I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave, a tidal wave, tidal
right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Good-hearted, but I'm just getting started. My eyes on the target. Nah, nah. You're the better ones, you can't go. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Calling me royalty. Pagrindinį diržą kaip ir užsidėjau, velenėlio mėtkė čia. Alkūninė velino yra tik tai orientacinis, kuris iš tikrųjų čia niekur aplinkui nėra nustatyti. Reikia atsisukti blokę vieną varžtelį, kuris tikriausiai nesimato per kamerą, ir alkūninį veliną kišti virbalą specialų.
Ir iš karto galime iš tikrųjų pamatyti iš įsiplėtimo bakelio lendančius dūmus, kas iš tikrųjų jau pasako esamą gedimą, kurio aš iš tikrųjų nepastebėjau ir apsidžiaugęs, kad automobilis iš tikrųjų sukūrė be jokių problemų, gal pradėjau rinkti toliau ir tikėtis, kad su juo išvažiuosiu. Ne, tarša gerai viskas. Praeis techninę apžiūrą. It was at this moment that he knew. He fucked up.